Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – Jėzaus krikštas, viešojo gyvenimo pradžia. Paklausykime pasakojimo apie šventąjį Joną Krikštytoją. Atėjus laikui, Jėzus turėjo palikti tylų namelį Nazarete ir pradėti savo viešąją veiklą. Bet prieš tai Dievas siuntė šventą vyrą Joną Krikštytoją, kuris turėjo parengti žmones sutikti išganytoją. Žydų kunigas Zacharijas ir jo žmona Elzbieta buvo dori, garbingi žmonės. Jie sulaukė senyvo amžiaus, bet neturėjo vaikų. Kartą Zacharijas šventykloje aukojo smilkalus. Prie altoriaus pasirodė angelas, kuris pažadėjo Dievo vardu, kad Elzbieta susilauks sūnaus ir liepė jį pavadinti Jonu. Tai buvo tokia netikėta žinia, kad Zacharijas nenorėjo patikėti. Tada angelas Zacharijui pasakė, kad jis liks nebylys tol, kol išsipildys pasakyti žodžiai. Po kiek laiko Elzbietai gimė sūnus. Giminės norėjo jį pavadinti tėvo vardu, bet motina pasipriešino. Ne, jis vadinsis Jonas. Tada nusprendė paklausti tėvo. Kadangi šis negalėjo kalbėti, paėmęs lentelę ant jos parašė: jo vardas Jonas. Ir tuoj pat pradėjo kalbėti šlovindamas Dievą. Šlovė viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išsivadavimą. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės pažinti išganymą iš nuodėmių atleidimo. Užaugęs, Jonas išėjo iš tėvų namų ir apsigyveno dykumoje. Ten daug meldėsi ir pasnikavo. Jis vilkėjo drabužiu iš kupranugario vilnos, maitinosi skeriais ir laukinių bičių medumi. Pas jį rinkosi minios žmonių, o Jonas ragino: atsiverskite, taisykite viešpačiui kelią. Tuos, kurie gailėjosi dėl savo nuodėmių, Jonas krikštijo atgailos krikštu. Visiems Jonas sakė: po manęs ateis galingesnis už mane. Jis krikštys jūs šventąja dvasia. Jonas Krikštytojas buvo drąsus vyras. Jis nesibijojo karaliui Erodui Antipui pasakyti: nevalia tau gyventi su brolio žmona. Tuo jis užsitraukė karaliaus sugyventinės Erodiados neapykantą. Jonas buvo įmestas į kalėjimą, o vėliau jam buvo nukirsta galva. Tačiau Jonas Krikštytojas suspėjo įvykdyti jo gyvenimui skirtą uždavinį – parengti žmones sutikti išganytoją ir jiems jį parodyti. Dabar, mokiniai, atsakykite į keletą klausimų.
koks buvo jo pašaukimas, kaip jis rengė žmones sutikti išganytoją. Kaip jį apibūdintumėte? Paklausykite dar vienos ištraukos iš Šventojo rašto. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu, mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Pasvarstykite, kodėl Jonas Krikštytojas Jėzų vadina Dievo avinėliu. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.